Tai gal senelis tą krosnį stipriau pakurstė prieš eidamas miegot, kad čia, tugi žinai, kaip jis mėgsta tą šilumą. Šilumą. Ir aš mėgstu šilumą, bet ne tokia čia nuo tokios kaitros ir patys išgaruosim. Tikrai, nenoriu. Pravedinsiu. Pravedink. Ką, tu čia jau pravedinai? Kažkaip nesijaučia. Eik pajausi. Laukia dar karčiau negu viduj. Tai va. Kokią reikia krosnį pakurt, kad šitai pripleškit. Kas daugiausia kepa, tokia ir krosnis? Ragauskienė. Atsimeni, kaip sakė, aš šiais metais tiek prikepsiu, kad jūs manimi neatsistebėsit. Aha, tikrai sunku atsistebėti. Žinai ką, einam, pasakysim seneliui. Tegu paskambina tai poniai ir pasako, gana, gesinkit krosnį. Taip, apseisim be tų jos neatsistebėtinų pyragų, nes ir patys to iškepsim kaip sausainį. Taip, senelio nėra. Susidomėjai? Visą seriją rasi LRT Epikoje. Nuoroda komentare. Tiu-tiu.